Nes aš žinau, kad daugelis žmonių šiandien Klaipėdoje sunku, žinau, kurie yra su juo bendravę ir tikrai yra labai sunku, nes nėra to tikėjimo. Nėra to tikėjimo. O tai įneša šviesą, suprantate, tai įneša šviesą į mano gyvenimą. Didžiulę šviesą. Aš žinau, kad aš susitiksiu savo artimuosius, aš nežinau kokioj formai ir kaip ten bus, bet aš žinau, kad aš susitiksiu savo artimuosius, susitiksiu visus mylimus žmonės. Ir Jėzus susitiks. Jums dar nereikia apie tai galvoti, jūs esate jauni, jūs turit gyvenime jį susitikti, būti patys tokie, matyti žmonėse, drauguose, kurti tos santykius. Bet kai visai tolin, tai labai palaiko ir labai padeda. Gal tais dalykais norėjau pasidalinti, jeigu kažką galėsit paklausti, o žinot, aš atnešiau savo patį trumpiausią filmuką, aš galvoju, jūs kokį norėsit filmuką pamatyti, mes bus tu dar ir pristatymų, ir visą kitą ir ateisit, ir pamatysit. O šiandien aš būtent ir iš vilties bėgimo filmuką atnešiau, kad jūs pamatytumėt, dėl ko tai yra daroma. Kodėl tai yra daroma. Kodėl verta dėl to eiti ir padovanoti savo laiką ir išeiti tas gatves ir būti su savanoriais kartu. Ten yra moterų liūdėjimai, kuriuos yra persirgę, sakykime, ten Aldutė Kirpytė yra 2 kartus vėžiu sirgusi, jinai turėjo baisiai didžiulį išbandymą, tikinti ir antrą kartą susirgo. Ir kaip tada žinoti, ko Dievas nori? Kaip suprasti šitą dalyką? Jeigu tu gyveni dorai, iš tikrųjų ar ne, ir staiga tai užklumpa liga antrą kartą. Ir iš tikrųjų, jinai sakė, kad išgyveno kosminės, ta tokia vienatvė, bet ir tame, įsivaizduojate, atrado prasmę ir eina toliau ir stato tą onkocentrą ir žinau, kad tikrai dabar jau yra išskirti pinigai, kad valstybė rem šitą onkocentrą ir ministras labai paspaudė ranką ir bus tas onkocentras, ne tik va bažnyčia, bet ir onkocentras šalia. Taip pat Vaistė Šalčiai ir pirmosius pinigus įsisavins ir pradės statyti. Ir galės kiti žmonės ateiti ir būti kartu. Ir iš tikrųjų buvimas kartu yra stiprybė. Žinot, menininkai šiaip yra individualistai. Jie mėgsta būti vieni. Ir man būti kartu yra tikrai nėra lengva ir toks irgi iššūkis išmokti būti kartu. Bet aš žinau, kuo aš daugiau atsiveriu, tuo daugiau įgyju stiprybės kartu. Nes ir tos moteris sako, pavyzdžiui, yra moteris, kurios 10 metų yra sirgusios vėžio. Jau 10 metų yra sveikos. Ir ateina moteris, kuri visiškai serganti, jinai pasižiūri ir galvoja, negali būti, jeigu jinai 10 metų sveika, kame kampas, ir aš būsiu. Ir mane Dievas laimės būti sveikai. Bet ką reiškia palaikymas? O aš tikrai žinau, sielos priešo veiksmas yra toks atskirtimas. Jis, ar pastebėjo, kad mes esame labai silpni po vieną. Labai silpni. Ir mintis apie visokios, ir atsikratyti jų sunku, ir bręsta visokie keisti kvaili poelgiai, o būnant kartu yra visai kitaip. Nes aš pasiklausau tavęs, kaip tu liūdėjai, ar ne, ir kažką pasiimu iš tavęs. Tu kažką pasiims iš manęs, kažkokia viena netikra. Ir tai padės gyventi. Ne mokykloje. Ne mokykloje. Suvalgys ir su jais. Ir išspręs. Tai džiaugiuosi, kad jūs ir atėjote ieškodami, su kuo būti kartu. O dabar pažiūrėkim tą filmuką, jis yra neilgas, o paskui dar pasikalbėsim. Gal klausimų turėsite, ir šiaip, žinot, bet ką norėjau, bet tos jums dar pinigus pasakyti, iš tikrųjų, kodėl, kad jūs negalvokis, kad tikėjimas, tai yra lengvas kelias ir visos problemos įsisprendžia visą kitą. Aš noriu pasakyti, gyvenimas šiaip yra pasirinkimai. Sakykime, kai aš gyvenau pasaulyje ir dirbau tose 3 darbose, aš tikrai uždirbau didelį atlyginimą. Aš turėjau pinigų. Dabar mano atlyginimas yra minimalus, labai minimalus. Ir, sakykime, kažkokius savo poreikius aš turiu apriboti. Bet žinokite, aš sutinku su tuo.
Aš sutinku su tuo ir realiai tą priimu. Jo. Todėl, kad mano yra širdis laisva. Ir kai aš Raseiniuose buvo renginys ir aš apie tai liudijau, ir buvo atvažiavusi Chebra iš TV3, aiškiai filmuoti ten šitą vaiko širdies centro prezidentė yra pristatyta teisybės, kažkaip yra konkursas, kaip ten yra Lietuvos teisybė, ar ne? Tokia, Lietuvos tiesa, kažkoks toks, ne? Tie žmonės, kurie labai daug padarė. Ir kai aš stovėjau ir liudijau ir sakiau, kad, reiškia, va 6 metai iš tikrųjų darau tai, ką širdis kalba. Reiškia, tai, ką jaučiu, kad nereikia veidmainiauti, nereikia galvoti, kaip prastumti tą dalyką, sakykime, kad jis turėtų reitingą ir visą kitą. Bet tai nebėra taip svarbu. Ir gyvenime visada teks jums irgi rinkti, žinokit, šitose pozicijose. Arba, sakykime, toks respektabilus gyvenimas su gerom mašinytėm ir su visais kitais dalykais, arba ne visai reiškia gyvenimas, sakykime, toks pilnas gėrio materialinė prasme, bet rami širdis. Tai bus pastovu, žinokit, iš. Taip jau yra. Kodėl taip yra, aš nežinau, bet taip yra. Tai ką norėjau tą mintį būtinai pasakyti, kad jūs negalvotumėt, kad čia reiškia taip viskas, žinot, ir kartais, kai aš su broliu Gediminu pašneku, sakau, žinai, nėra lengva, sako, o kas pažadėjo, kad bus lengva? Sako, tokio pažado niekas nedarė. Ir vakar, kai apie tai grupė kalbėjom, bet viena moteris sako, bet va, Jėzus sakė, kad mano jungas švelnus. Taip, sakau. Jisai sakė, mano jungas švelnus, bet jisai nesakė, kad tai ta, atsiprašau, pasakysiu mėšlą, kurį nešė ant savęs, kad tai yra lengva. Tai va, turi tuos nusimti visus dalykus, kad jo junga nešė. Tai va. Gal ką norit paklausti? Apie tą moterį, kur žadėjo? Apie tą moterį. Va, žiūrėkit, ta moteris sakė, aš 5 metus prašiau gyventi, žinokit, tiek Dievas ar ne, jūs nebėra gyvas. Tai va su tais prašymais, žinokit, visada galvoti turi būti. Daugiau reikia užsiprašyti. Nežinau, aš nežinau, kaip reikia, čia irgi toks, žinokit, dalykas, bet va, suprantat, jinai prašė 5 metus ir jinai gavo 5 metus. Čia joko formai, bet va, suprantat, va, tokie dalykai yra. Ir taip, kad žinot, tais prašymais, nereikia jokauti turbūt, ar kaip aš nežinau, žodžiu. Nereikia jokauti, nes, tikrai, va, kartais net, kaip sako, va, sekmadienio evangelija, tarkim, kaip sako, tu jau svetimauji ne jau širdimi, o ne, tu gali net nežiūrėti, bet jau svetimauji širdim. Tai galim pasakyti lygiai tas pats, kaip galvotum apie tą žmogų, kad jisai toks yra, jisai toks ir pasidarys. Tai manau, kad reikėtų sakyti, kad tas žmogus gal pasitaisys, gal jam bus geriau visą kitą. Nes jeigu turėsim tokį teisingesnį mintį ir visą kitą, tai aišku bus geriau. Čia galim sakyti, kad yra gryniausia teisybė. Taip yra. Ir va paskui sako, aš per mažai paprašiau, matot, kaip sako, jau tu kai 17 metų. 15 buvo. Daugiau mažesnė buvo. 5 metus kur gyvenu, tik 4 metų. Buvo 10, kai mėnė? Jo. Tai 15. Jo, 15 tiesiai. Tai va, taip kad. O žinokit, tų atsakymų, aš jums paskaityčiau, vieną aš atsinešiau tą knygutę iš mūsų kambarėlio, nes tų klausimų, žinokit, ko jinai toliau, to yra daugiau klausimų. Ir sakykime, kaip elgtis ypatingai ar ne yra sudėtinga. Jėzus yra pasakęs, ar ne, kad mylėkit savo draugus, bet sako, mylėkit ir priešus. Tai yra vienas sudėtingiausių, reiškia, pamokų, kurios reikia išmokti per gyvenimą, realiai. Ir sakykime, aš pergalvoju, aš neturiu tokių dabar jau priešų, bet aš turiu draugų, su kuriais yra sudėtingi santykiai. Bet jie yra sudėtingi, sakykime, aš nenorėčiau su jais bendrauti, aš nenorėčiau su jais susitikti ir visą kitą. Ir galvoju, kaip čia elgtis, kaip čia daryti. Ir noriu paskaityti vieną tokią dalykėlį, ir aš gavau atsakymą visai neseniai. Ir kaip skaičiau, tai tiesiog apsiverkiau, nes tai buvo dar vienas giluminis kažkoks pažinimas. Žiūrėkit, kaip čia yra. Kaip Dievas leidžia suprasti ir gilumas kažkokias tai, kur šiaip žmogiškų protų labai sudėtinga suprasti. Jei mes vienas kitą gerai pažintume, jei galėtume žvelgti vienas
į kitą taip, kaip Dievas į mus žiūri, ir mato mūsų širdžių gelmes, tikrai nebūtume tokie atitolę ir nuoširdžiai vienas kitą apglėbtume. Palaimingai sutartume vienas su kitu, jei vienas kitą gerai pažintume. O ką tai reiškia? Atrodo, draugus lyg ir pažįstame, ne? Ir kaip pasakyti, ir tiek visokių negražių dalykų padaro, kad nesinori bendrauti. Bet Jėzus sako, atleiskite 7 kartus savo draugų, ką nereikalas, aš čia yra. Ko mes nežinome, ko mes nesugebame žmogiškomis juslėmis išsuvokti, suprasti ir išgyventi. Kaip jums atrodo? Man atrodo, čia. Juk iš tikrųjų kiekvienas čia mes norim meilės, norim būti mylimi, ar ne? Norim mylėti kitus. Nu taip esam sutverti. Ir kai buvo vienoje mokykloje, sakau, nes irgi buvo jauni žmonės, sakau, žinot, ką man leido tikėjimas suprasti. Vieną dalyką, ko niekaip negalėjau suprasti, kol buvau netikinti. Kodėl žmonės daro blogą? Kas yra su jais? Kodėl jie nutyčiojasi, kodėl jie rūstauja, kodėl jie niekina kitus, kodėl nutraukia ir pradeda aiškinti savo tiesas. Tai va todėl, kad tenai glūdi nuskriaustas vaikas, begaliniai sudaužytas nuskriaustas vaikas, kuris buvo nemylimas. Ir jisai nebemoka kitaip bendrauti. Jis keršyje, nesąmoningai keršyje už tą patirtą, reiškia, skausmą. Už tai, kad buvo vaikystėje nemylimas, už tai, kad nebuvo priglaustas, už tai, kad nebuvo pasakyta meilės žodžių. Ir va jo širdis sukietėja, jis darosi atšiaurus ir jisai žeidžia. Ir atrodo, tokių žmonių nereikia, reikia nuo jų nusisukti. O iš tikrųjų, jeigu mes pažintumėm kaip Dievas, jis taip ir matomės visai kitaip. Mes žinotumėm, kad tas, kuris labiausiai spjaudosi ir purkščia, jam labiausiai reikia meilės. Nors man nelabai irgi norisi kartais tokie žmonės. Čia yra žmogiška. Bet va, suprantat, Jėzus duoda tokią galimybę susivokti, suprasti, kad aš galiu elgtis kitaip, kaip aš galiu elgtis su tuo žmogumi, kurio blogi santykiai. To, kad aš tik tai jo pažįstu blogąją pusę. Aš nežinau, o tos tikrai gerosios pusės. Ne vieno nėra smurtininko. Suprantat, iš tikrųjų. Gilumoje jis turi Dievo dvasią. Tik jinai yra užspausta, sudraskyta, sunaikinta ir jinai nebeveikia. Bet jeigu tas žmogus labai norėtų. Be abejonės, jeigu jisai tikrai norėtų, jinai atgimtų. Jis jeigu atsisuktų į Dievą ir sakytų, va tu esi mano šaltinis, jis visada pagelbės. Ir va šitos virsmus aš matau Pakutui. Matot, kodėl Pakutai labai, sakykim, tokia tikėjimo vieta labai stipri. To, kad žinot, matai žmogų, kuris ateina, sakykim, tik tai mėnesį, kaip jis yra blaivas, dabar ir nebepriima kitaip. Reiškia, jis turi būti detoksai, jis turi būti. Tai va, jam prakaituoja rankos. Jis, duodamas ranką, reiškia, visada pasisveikinom 3 kartus dienoje, palinkėdami vienas kitam geros dienos, gero ryto ir gero vakaro. Jis negali iki žiūrėti tau. Reiškia, apie tokius fiziologinius dalykus pasakoja, ar ne? Aš negaliu jums pasakyti, kokia yra sumaištis juose. Ir staiga po 3 mėnesių, tai yra žmogus įgyja stuburą, jis išsitęsia. Jis normaliai jau to pažiūrė, akis net pauzę padaro. Įsivaizduojat? Ir tai matai akise. Tai yra nerealu. Tas žmogus išmoksta, reiškia, atsikelti. Ką jūs daro? Nusiprausti. Patalynį buvo toj gulėti. Įsivaizduojat, kai pradžioje jie ateina, jie baltą patalynį neguli. Jie negali. Negali, jis baltoj patalynį gulėti, jis nepratęs, jis neturi įgūdžių. Jis, anksčiau, kai konteinerį gyveno, dabar jau taip nebėra, kadangi namas, tai ten, reiškia, būdavo, kaip lovas be patalinės, tai tas įsisuka, įmygi tokį įsisuka, nes jis negali. Jis viskas erzina, jis visko nervuotas. Ir sakykime,
mano tam filme, pavyzdžiui, Pakuto mano meiliai, ten yra toksai vienas žmogus, kuris buvo visiškai beviltiškas narkomanas, jis iš tikrųjų turėjo mirti iš senųjų narkomanų. Šiandien jis gyvas, jisai turi šeimą ir jisai turi vaikų.